Sveiki, čia yra aš ir vėl aš. Ir antra DIY dalis, lova. Na, dabar mes turime uždengti į kitą pusę. Na, tada su viena ranka labai sunku. Tai jau. Na, štai dabar užlenkime į kitą pusę viską. Šitaip padarykime. Sorry. Tada jau čia biškai uždu. Na va. Ir yra štai taip. Taigi, dabar pasiimkime siūlų. Žymintuvus. Ir pasiimkime už yra šitas galiukas ir yra tas čia šonis ir aplink jį apvyniokime. Čia labai sunku. Iš tikrųjų, kai filmuoju tai. Na, aš jau apvyniojau ir tada per visus iki išorį gal. Tikriausiai supratote, jeigu ne, tai pamatysite, kad aš čia dabar sustabdysiu tikrai, nes aš čia kokią valandą, pusvalandį truksiu, kol visą apvyniosiu, matote, ir, tai va, taigi, ir aš dabar sustabdau. Na, aš jau daugokai padariau. Na, mažai dar iš tikrųjų. Bet čia aš jau taip pradėjau biškai išeiti. Žodžiu, tik dabar parodau. Man žiūri fainai būna čia va. Iš vidaus daug fainiau negu iš išorės būna. Aš dar turbūt man vieną dažysiu, nes aš dabar pas močiutę antrą dieną. Na, rytoj su namu. Gal dar pas močiutę nudažysiu. Fainas yra man. Na, vienu žodžiu, dabar jau tikrai sustabdau ir ne, gal dar kaip bus pusę, kokią nors vėl filmuosiu. Vienu žodžiu, aš dabar turiu greitai išvažiuoti. Dabar man pasakė mama, tai yra močiutė, na, aš čia tik padariau. Na, kai grįšiu, aš pabaigsiu, nufilmuosiu ir, na, turbūt aš nefilmuosiu, filmuosiu, kai pabaigsiu. Pradėsiu, vienu žodžiu, kai jau būsiu pabaigsiu vynioti. Na gerai, su jumis buvo Rasa, iki turiu išvažiuoti.